Sveiki, mėly skaitytojai. Šiandien pasikalbėsime apie Lietuvos universitetus. Vieną iš jų ir man teko garbė baigti. Tada, o tai buvo senai, taip senai, kad net nenoriu aš čia viešai apie tai kalbėti, nekildavo tokių problemų, apie kurias dabar jums aiškiai papasakos rašinio apie universitetų reitingus autorė Gabija Sabaliauskaitė. Taip, iš tikrųjų, šį kartą Veidas atsisakęs institucinių suminių universitetų reitingų ir užuot lyginęs kartais nepalyginamus skirtingus universitetus, pasinaudojo bendresnė, europinė, jau dabar galima sakyti ir pasaulinė, pripažinto kaip ir reitingo multirang praktika. Čia aš leisiu savo įsiterpti ir pabandysiu kažkaip pavaizduoti, kokias ten supratimo gebas aš įgijau tam sovietiniam universitete ir paklausiu štai ką. Instituciniai suminiai reitingai. Tai yra, kaip visi universitetai sudėlioti į vieną eilę, ne? Tokia virvelė, nežinau, ar tam... Tai yra labai įdomus dalykas stebėti mums ir visuomeniai, bet nemažiau įdomu, kad kurioje tu vietoje. Taip. Čia visi pamiršę dėl reitingų šitoje šalyje. Bet daugiausia, ką gali sužinoti, yra vieta, bet iš ko jinai susideda, ne. Paslaptis. Neretai nežinom kriterijų, juo ir tam, kad įveiktume visokias sąmokslo teorijas mūsų galvose, mes kreipiame dėmesį į tokią atvirą, skaidrę, visiems suprantamą tikriausiai pagal principą pasidaryk pats sukurtą multiranko sistemą. Taip. Ir ką jinai parodė mūsų universitetai, viskas, ką jie galėjo žinoti anksčiau, kad jie yra nukarūnuoti, jie nepakliūva tarp 500 pasaulio geriausių universitetų, bet kodėl, kokio dydžio yra skirtumai ir jų atotrūkis, kiek esam už nugaros. Štai nebuvo aišku, tai tuo metu multirankas parodė konkrečias sritis, kur reikia pasitemti, kai kur labai stipriai pasitemti, bet laimė yra sričių, pagal kurias mes galime prilygti Europos lyderiams, kaimininių šalių, klasikiniams universitetams, Jogailos, Tartu universitetui, kurie patenka tarp jų į tą auksinį 500. Na ir labai smalsu, kokios tai sritis. Studentų mobilumas, kaip viena iš tarptautiškumo matavimo sričių. Tai reiškia, kad jie visi masiškai išeina akademinių atostogų, po to grįžta, po to dekretinių atostogų išeina. Masiškai keičiasi studentais tarp šalių, jie turi galimybę pamatyti to plataus pasaulio. Ar ne? Taip pat studijų srityje pagal baigiančių laikų studijas ir apskritai sėkmingai baigiančių studentų skaičių Lietuva lenkia, matyti didžiąją dalį Lenkijos universitetų, ką mes įtraukiam atsitiktinius tokius palyginimui, Estijos universitetus taip pat lenkiame. Na, o tai, kad jie laikų baigia studijas, tai čia gerai ar blogai? Nes jeigu žmogus nelaiku baigia, jis išeina akademinio atostogų, tai gal jis mąsto, svarsto. O čia tiesiog stoja prie konverio, surenka tas įskaitas, kaip dabar vadinasi, kreditai, įskaitos. O čia jau pasirinkimo teisė, kaip vertinti ir ko kiekvienas ateina į universitetą. Na gerai, nepavyko man senai sovietinė iškaisena jūs čia išprovokuoti labai, tai eikime toliau. Taip, tai kaip ir minėjau, studijos, atskiros studijų sritys pagal laikų arba baigiančius apskritai studentų skaičius, studentų mobilumas tarptautiškume, tarkim, su užsienio dėstytojais mums reikia pasitemti kai kuriem universitetam, bet tai irgi nėra labai maži rodikliai, tuo metu sritys, kur padirbėti reikėtų, tai yra mokslas. Mokslas ir žinių perdavimas, bet net ir čia mūsų... Mokslas šiuo atveju tai yra moksliniai tyrimai. Universitetas turi būti ir tam tikrų... Pajamos, ką jie gali gauti iš sukuriamą mokslą. Atradimų, išradimų, tyrimų. Taip, vieta. Bet aš vis tiek noriu pridurti, kad net ir čia ne viskas prarasta. Nėra tai blogai, kaip galėjo manyti, kad yra viskas blogai. Mes pamatėm, kad iš tikrųjų mūsų didieji universitetai, netgi pagal tuos finansinius su mokslu susietus rodiklius, jie lenkia kitus palyginamus universitetus kaimininėse valstybėse. Jūs minėjot Tartu, Jogailos, Krokuvos universitetai. Kai kur, taip, negalima apibendrinti tikrai ir sakyti, kad visur mes čia lyderiai, lenkiam ir galim varžytis toli gražu ne, bet yra tikrai rodiklių, kur nėra tai blogai, kaip mes galėjom manyti iš viešojo erdvėje formuojamos nuomonės. Na kągi, mėly skaitytojai, pasidomėkite, kurioje vietoje yra jūsų alma mater, jeigu tokią turėjote, ir linkiu įgyti kam pirmą, o kam dar vieną aukštą išsilavinimą. Gero skaitimo.